Kalėdos jau čia pat. Vieni jau išvyko švęsti pas artimuosius užsienyje, dauguma studentų grįžta namo, papuoštos miestų gatvės, aikštės vis primena, jog verta suskubti, užbaigti paskutinius darbus ir pagaliau pradėti švęsti, o įkyriomis tapusios kalėdinės dainos, skambančios ko gero visur, pradeda patikti, juk tai reiškia, jog šventės prasideda. Žinoma, yra ir tokių, kurie nemėgsta kalėdų, mat išrinkti kalėdinę dovaną sunkiausia užduotis. Kaip yra iš tiesų? Kalėdos – tai džiaugsmas ar vargas? Ką dovanoti draugams ir šeimai? Kokių dar sunkumų sukelia pasiruošimas didžiajai metų šventei? Viso to pasiteiravome pas daug žinančius prieniečius. Pasižiūrėkite. Labą dieną, kalėdos jau visai čia pat. Ar jau pasiruošėt šventį? Jau pasiruošėm. Visos dovanos jau supirktos? Kiek nenupirkom, pirksim. Kaip jūs, ar jau namai papuošti, jau išvalyti? Po biskį puošiam. Kaip švęsit kalėdas ir kūčias? Taip ir švęsim, kai kasmet. Pleckai, silkės, žuvys. Ar su šeima švenčiate, ar grįžta? Kad ne visi grįž. Airijoje, anūkas, dukra, Londone, sūnus. Gal grįž, atvažiuos iš Kauno su šeima. Kokių dovanų pati tikitės gauti? Gaunam ką nors. Ko norėtumėte šiais metais? Vaikų gal vaikai atveš. Anūkai, didžiausios dovanos, bet su vaistais gyvenam. Taip, eglę papuošėm jau vakar, didelę gražią. O kada ruoštis viskas? Ar dovanos jau supirktos? Dovanas nedar anksti, pirksim galbūt rytoj. Kiek pinigų skirsite šiais metais dovanoms? Dar po krizės neatsigavę. Nedaug. Ko tikitės iš kalėdų senio pats? Dovanų? Kokios dovanos? Pasvajokite šiek tiek. Geriausia dovana kalėdų, geriausia dovana kokia? Sumažint šildymą. Kainos šildymą. Prienuose. Kaip švenčiate kalėdas? Visur pas draugus, namuose, su šeima pirmiausia, paskui pas draugus, prie arbatos. Kaip ruoštis šitai šventėms? Tai kaip? Ar namai sutvarkyti jau? Jau. Ką dovanosit šiais metais? Reikia dar pagalvoti kažką tai. Ko pats tikitės iš kalėdų senelio? Nieko. Kaip ir kiekvienais metais. Kokia dovana geriausia būtų jums? Tokia, kurią ilgai išliktų atminti dovanota. Tai knyga man atrodo, kad geriausia būtų dovana šiais laikais. Kaip švenčiate kalėdas? Prašau? Kaip švenčiate kalėdas? Normaliai, taip, susirenka, atvažiuoja dukros su anūkais, tai pasikalbam, kaip kitaip švęsti, taip normaliai švenčia. Ar kalėdos geriausia metų šventė? Tai kiekvienos šventės, tokios religinės, tai geriausios. Kalėdos, Velykos, nauji metai, tai čia pagrindinės šventės. Dovaną išrinkti sunku, ar kaip sakėte, visiems knygas dovanojate? Tai ne visiems, bendrai tai dovanas sunkiau parinkti, nes taip. Dar pirmiausia reikia pasižiūrėti į kišenę, kokios galimybės yra. Tai jeigu dar galimybės yra didesnės, tai ir dovana išeina geresnė, bet jeigu galimybės mažos, tai su dovana irgi reikia kažką tai. Prakalbot, matau apie pinigus, tai kiek šiais metais esate paskyręs kalėdoms? Pagal poreikis, taip kažkaip tai pas mus nėra mados dalysim, kad vien šventėm tiek, tokią sumą kėdom, kiek reikia, maždaug tai tiek. Neišlaidaujam, bet vienu žodžiu taip jau normaliai švenčiam. Kaip ruošitės šventėms? Pobiškai, kaip pasakyti. Ką daro? Tvarkot jūs namus, dovanas perkat? Namus tvarkom, dovanas perkam ir šiaip linksmo, kad šventės artėja. Kokios dovanos šiais metais pats tikitės? Kad Ko norėtumėt? Ką kalėdų senelis turėtų jums atnešti, kad pradžiugintų? Norėčiau, kad visiems atneštų kuo daugiau laimės, sveikatos svarbiausia ir kad
atsigautų ta finansinė mūsų visa padėtis, nu viskas. Labą dieną, artėjo Kalėdos, ar jau pasiruošė šventėms? Tai ne, Kodėl nepasiruošė, jau gal pats laikas būtų, nemanai? nelabai. Ar jau nudirbti darbai, ar sutvarkyti namai? Jo, sutaškyti. Ką dovanosi draugams šiais metais? Gal pati savo ką nors pasidarysiu arba atvirutės kokias. Ko pati norėtum, ką turėtų atnešti Kalėdų senelis, kad pradžiugintų tave? Gitarą. Kaip švenčiate Kalėdas, kaip jūsų šeima švenčia? Mes tai, aišku, pasipuošėme eglutę ir viską. Duonam vieni kitiem duonas. Šiltus jausmus. Dabar kaip tik tai ruošiuosi. Kaip ruošitės, papasakok? Kaip ruošiuosi, galvoju apie tai, kad reikėtų dovanėlės. Kažkokias tai nupirkti visiems artimiesiems, brangiesiems. Galvoju apie eglutę. Mokykloje labai didelis sujudimas. Vaikai puošia eglutės kiekvienoje klasėje ir galvoju, pas mane papuošia irgi langus puošia, visi labai užsiėmė. Kokios dovanos pati tikitės šiais metais? Dovanos? Gal sniego truputėlio. O šiaip dovanas labai dažnai pasidarau pati. Pavyzdžiui, Pati kokį nors didelį darbą susigalvoju, paskui su malonumu jį vykdau. Komunijos projektą kažkokį tai, žinoma, pasilepinu save kokį nors kremu galbūt. Ką nors tokio gero susigalvoju savo. draugams ką dovanojate? Draugams jau mano metuose tikriausiai draugai yra labai patikrinti ir žinau visada, ko jie norėtų, bet visada norisi kokią nors tokią staigmeną. Vat šiemet bus drakoniuko metai, atrodo, ar ne? Tai va dabar išplepėsiu. Galvoju, drakoniuką kažką tai reikėtų padovanot, kokį nors, kad laimę atneštų. Kaip švenčiate Kalėdas? Kalėdas su šeima, labai taip tyliai, man ne visada stebina tas toksai žodis Lietuvoje, aš jau seniai atrodo gyvenu, bet vis tiek nepriprantu, tas susikaupimo metas. Tikrai labai malonu, plotkelės mes nelaužome, tiesiog nesame pripratę, bet visada prisimenu savo artimuosius, savo mamytę, tėtį, kurių jau nebėra ir tiesiog su vaikais, su šeima labai malonu.